kW kaip mokykloje 222. Visi atvykę į mūsų naują jubiliejinį video. Nu, Ai, tai jau man iškart sakai. taip. Tai Hebra, mes šiandien tą progą jubiliejinis videkas turime jum dvigubą džiaugsmą ir šiandien pristatysime netgi dvi mašinas, du amerikonus, dvi įdomias ir neeilinės mašinas. Tai bus pirma Lincolnas ir antra Mustangas. Taigi važiuojam. Sveiki atvykę. Norėčiau jūsų tada iškart pasiteirauti, koks čia yra automobilis, kelintų metų? Tai čia yra Ford Mustang automobilis 97 metų su salyn apdaila. Taip. O sakykit, kurie automobiliai ratai varomi, kiek čia yra arklių? Tai varomi galiniai, o arklių tai Karina papasakos. Arklių galim paskaičiuoti, vienas čia, ant kiekvieno rato yra po vieną ir šonuose kartu. Tai čia 5 ir ant tai yra 6. 6 arkliai. 8. Jo? 8. Kiek automobilis kuro sąnaudos? Kokios automobilio kuro sąnaudos? Gal koksai greitis nuo 0 iki 100? Nuo 0 iki 100 tai kokia pusantros savaitės. O dėl sąnaudų, jo, tai mes pataupom. Kai kuriuose vietose. O šiaip automobilis atneša daug džiaugsmo, daug akių pritraukia gatvį važiuojant, pavyzdžiui, kažkur. Taip. Pastoviai fotkina, žiūri ir net tas pats remelis pritraukia daug dėmesio. Ir Draganas ne tik su šluotom skraido. jo, ir žinant tai, kad jis yra vienintelis Pabaltijos šalyse su tokia apdaila, tai traukia dėmesį. Jo, Traukia. skirtinis vis tiek. Šiaip vaikai labai mėgsta fotkint ir pribėga ir aišku pagazuok. Klasika. Kokia yra automobilio istorija? Kaip jis pas jus atvyko? Tai istorija yra tokia, kad jisai pas mus atsirado prieš daugiau nei 4 metus. Praeitas savininkas jį turėjo 16 metų, Taip. o dar anksčiau jisai atkeliavo iš Japonijos. Aha. O sakykit, matau ant automobilio daug skirtingų lipdukų, tai tikriausiai automobilį vežatas dažnai ir į parodas, taip? Jo, dalyvaujam įvairiausiose parodose, renginiuose, retkarčiais kažką tais laimim, tai vis tiek važiuojam labiau dalyvauti, bet smagu ir laimėti. Žinoma, o dar Šiais sakykit, metais laimėjo Mustangas, aš įsiterpsiu. Laimėjo taip gražiausiai jisai mašina, Lithuanians 3, minėjo Nikšis. aš tikiu, Jo, išskirtinis vis tiek mes net automobilis. nesitikėjom, išvažiavom iš renginio. Kitas automobilis mūsų gavo apdovanojimą kaip didžiausias. Ir išvažiavom ir Atsivežė jo, porą taurių. ir skambino organizatoriai, sako, nepaimėt vienos. Mes Šaunu. nežinojom. Kokios ant automobilio yra atliktos modifikacijos arba kas yra planuojama atlikti? Tai modifikacijos kokios yra, tai yra visas išmetimas padarytas, padidinta šiek tiek gale, kad daugiau ponių būtų. Aha, Tada turim salyn apdailą, taip. ratai pakeisti. O ratai, sakykit, originalūs buvo, ar čia jau Ant matė? šitų metų Mustangų tokie nėjo, čia Taip. yra šiek tiek naujesni ratai. Mhm. Bet irgi Mustangiai. Irgi, o sakykit, su tokia spalva automobilis ratlankių buvo, ar jūs jau čia perdažinėjot juos? Jo, jisai buvo tokios spalvos, ratai irgi buvo, čia yra palikimas iš praeito savininko, mes nesistengiam kažko tais keisti, jisai labai mylėjo tą mašiną ir mes dabar ją rūpinamės. Kokios modifikacijos yra planuojamos atlikti gal? Tai iš modifikacijų, ką planuojam daryti, tai tikriausiai nelabai ką, mums patinka toks, koks jis yra, tiesiog planuojam jį dažyti, ratus perdažyti ir visą kėbulą ir liks tos pačios spalvos, Tiesiog viskas atnaujinti, realiai, defektus senus. Tai. Jo, O- nes senatvė duoda. Jo, nu, vis tiek irgi logiška, kad modifikuoti automobilio neapsimoka tam, kad jis išlaikytų tą savo vertę, vis tiek ekskliuzyvas. Tikrai taip. Kokie būtų įdomus faktai apie patį automobilį, gal kas išskirtinio? Mygtukas blokuojantis priekinius ratus. Tai burnoutą galima daryti drąsiai. Nereikia laikyti stabdžio. Taip, užlaiko. Ir čia gal modifikacija labiau aišku. Tai, žodžiu, aš vairuoju gerai, bet nematau kur. Mustangas turi minusą elektrinės sėdynės, bet jos nepasikelia. Tai, žodžiu, aš vairuoju su pagalvėlė. Mes turime elektrinius langus, elektrinę sėdynę, elektriniai veidrodėliai ir turim pirmą kartą matau tokį dalyką ir jokiam kitam automobilį nesu matęs, kad būtų dvigubi valytuvai. Kokios yra žinomos automobilio lygos?
Tai iš esmės kažkokių tais lygų nėra šitam automobilį, bet tiesiog yra senatvė ir atsiranda kažkokių rūdžių, tenka kažką patvarkyti, na ir dabar vat, jau yra planas kažkada jį dažyti visą. Taip, nu aišku, Viskas. su Lietuvos oru, su Lietuvos keliais tas rūdis vis tiek problema. Paskutinis klausimas apie šį automobilį, tai gal papasakotumėt kokį istoriją, linksmą nutikimą, kas su juo yra nutikę? Tai linksmi nutikimai. Tai prieš metus teko važiuoti geležinio vilko tuneliu pusę pirmos. Prieš 2 metus. Ai, prieš 2. Nu, aš Gerai, gerai gerai. pamenu, jo. Bet greitai pamenu, tai žodžiu, teko palikti teisės. Nes gale pasigavo policija ir sako, labai greit važiavau. Bet neįrodžiau, kad netraukia Mustangas. Bandė paaiškinti, ten arkliai tokie Šeši. Bandžiau tuos 6 parodyti, nepatikėjau. Nepatikėjau. Jo. O karinai yra buvę, kad... Prieš keletą savaičių prieš American Spirit, kaip tik šių metų, man dingo stabdžiai. O važiuojant, ar jau... Pakeliu į servisą. Pakeliu į O kaip servisą. sustojat? Nu, normaliai, taip, labai gražiai jau posūkė, visi galvoja, kad taip reikia. Ja, Svarbiausia vaidinti, kad taip ir norėjau. Tai, supratau. Tvarkoj, tada gerai, ačiū labai ir mes tada einam prie sekančio automobilio. Ką, sveiki, žiūrovai, sugrįžę toliau į pratęsimą mūsų. Taigi turėsime naują mašiną Lincolną. Sveiki, pasveikinam dar kartelį. Tai ką, galit papasakoti tada, kokie speksai, kiek kilovatų, svoris, metai pagaminimo? Tai čia yra Lincolnas aviatorius, 2004 metų, kilovatų kaip mokykloje 222. Svoris irgi panašiai, tai 2 tonos 200 kg, 4 varomi, V8, 4.6. Nuo variklis nuo Mustango. Jo, variklis nuo Mustango, dėžė taip pat. Kaip atsirado iš vis tokia mašina pas jūs? Kaip tokią nusipirkot, kaip sugalvojat ir šiaip gal istorija apie pačią mašiną, tipo, kur dalyvavę gal? Istorija buvo tokia. Buvau beteisės, bet norėjau džipo kažkokią. Žiūrėjau eskaleidus, žiūrėjau navigatorius, bet navigatoriai man net tokie gražus. 7 keliniai yra šiek tiek kitokie, mažesni. Ir aviatorius atrodė kaip pilnas automobilis ir iš priekio ir iš galo viską turintis, plus ir vidus gražus. Tai Patogus. taip ir atsirado. O šiaip kokie čia, pavyzdžiui, lipdukai, dar kažkas tipo dalyvavę, matau, esat. Dalyvauja visų renginiuose, lygiai taip pat kaip ir Mustangas. Toliau paklausiu apie modus, kokie yra atlikti šiai mašinai. Tai Ką darėt? Nelabai daug yra, bet yra pakeisti ratai. Ratų teko labai ilgai ieškoti. Tai daugiau nei pusę metų paieškų ir vat turim. Pakeistas išmetimas. Nežinau, ar prie modų skaitosi, bet ir numeriai pasikeitė. O numeriai ieškojai kažkaip, laukė, buvo užimti, ar Nebuvo užimti, tiesiog tiesiog paėmiau, užsakiau, nupirkau. ir labai tinkantis, manau, tokiam automobiliui, bet šiaip, o to, va, pavyzdžiui, pačio automobilio dydžio, ar išnaudoji jį visą, ar Taip, Kažkaip- kadangi 7 vietos, tai važinėjau vieną. važinėjai vienas? Svarbiausias dalykas, įdomiausias. Taip. Bet Supratau. visada galiu ką nors paimti. Visą laiką draugam atsiras vietos. Taip, aš Jo. laukiu, gal rasiu. O šiaip, kodėl būtent Escalade'ai tau šiaip patiko labiausiai Lincolnas, norėjai, ar... Escalade'ai tikriausiai turi gražiausią išorę. Mhm. Bet vidus Lincolno panašių metų tiesiog yra daug geresnis ir gražesnis. O šiaip ieškojai, vat, būtent šitų metų, ar tipo galvojai ir ten naujesnius, pavyzdžiui, modelius, dar kažką? Naujesnių aviatorių nėra, Mhm. nebent dabar jau ten nuo 19-20 Bet metų paleisti. Escalade'ai visokie, O pavyzdžiui. Escalade'ai, visai norėčiau Escalade'o, bet tenais nuo 13-12 metų. Bet žiūrėjai būtent amerikonus, kitų net nežiūrėjai. Jo, iš esmės taip. Labiausiai patinka. Tiesiog turim įvairių automobilių. Įvairių turi. Ja, Supratau. turim japonų, vokiečių. Kad nėra Aišku. taip, kad prie vienos. Supratau. gal dar susitiks? Tai Mes turim susitiksim. ką parodyt. Jo. Tai tikrai, manau, pamatysi žiūrovai ir kitų automobilių iš jų. Laukite. Kokios lygos yra šitam automobiliui atsiradusios, buvusios? Ar jis buvo? Tai lygos tokios pat kaip Mustangė, tai yra rūdis, o toliau tiesiog visi keičiami dalykai ir
Nieko ypatingo. Tos pačios kaip yra daugelio mašinų. Iš esmės, taip. Ta Nieko prasme, kažkokių neišsiskiria. probleminių vietų nėra. Tvarkoju. O tuomet gal papasakosi šiaip dalykus, modifikacijas pačioj mašinai, kurios atėjo su mašina, kurios, manau, tikrai išsiskiria iš kitokių mašinų. Tai Jo, kokių jų yra? tai prieėjus prie mašinos iš karto galima pamatyti, kad yra užrakinimas, pavyzdžiui, eini maudytis, užrakini mašiną, įmeti raktą į vidų, ateini, suvedi kodą, atsidarai ir Tai tau su nereikia pin-kodu raktelio. tiesiog. Jo, Wow, iš tada tai esmės, tikrai taip. Amazing. Toliau šitam automobilį yra antroje eilėje būnant televizorius pasižiūrėti, ten filmus. Turi originalų subą, visai neblogą garso aparatūrą. Tada turime elektrinės, šildomas, ventiliuojamas sėdynės. Ant vairo reguliuojasi muzika, garsas, temperatūra, pečiuko greitis, viskas iš esmės. Tai visą Ir- gali nuo vairo vos nevaldyti. Jo, labai patogu, nes nereikia net atitraukti pirštų. Aha. Ir pedalų aukštis reguliuojas. Kas irgi yra toksai dažniau sutinkamas amerikietiškose automobiliuose dalykas. Labiau toks komfortiškesnis, vos ne. Nu, amerikiečiai šiaip, manau, galvoja apie komfortą Jo. labiau, tipo žmogaus. Jo, pagrindė taip, tai ta prasme tikrai patogu visur važiuoti, keliauti, net ir tam pačiam mieste, jisai nėra ant tiek didelis. O šiaip kelionių gal kokių tada neturėjai kelionių su šitu, važiavai kažkur, kaip, jeigu ilgu atstumu važiuoji. Pagrindė tik tai iki Palangos, ilgus atstumus jisai puikiai įveikia, bet kaip bebūtų, jisai vis tiek yra aukštesnis, jisai yra rėminis visureigis, tai tarkim nebus toks pats minkštas kaip su oru, Jo. bet vis tiek jisai minkštesnis už daugelį konkurentų. Gerai, ir tada ant paskutinio klausimo dar paklausiu, šiaip gal kokią įdomią istoriją turit. Turim. Būtent. Jo, Apie automobilį. turim. Buvo toks nutikimas, kad važiavom pirkti automobilio, atvažiavom pas moteriškę ir jinai sakė, kad jinai turi ir automobilį, ir mopedą, ir reikia imti abu. Ir, Po vieną, ta Du už prasme, vieną kainą. negalima nieko. Taip. ir turėjom sugalvoti, ką daryti. Tai kadangi atvažiavom su Lincolnu, tai kai sėdynės nulenkėm antros ir trečios eilės, tilpo visas mopedas. Wow. Tai galima iš karto tada suprasti, kad didelė mašina iš karto. Tai Yra vietos. Yra vietos, viską gali vežti su juo. O ir dar tada pamiršau paklausti, šiaip kokios, manau, įdomu sąnaudos žmonėm. Kokios? Jeigu nėra sunki koja ir tokia palengva, tai 22-24 ir važiuoji miestą. O jeigu su sunkesnė koja, jeigu šiek tiek Tada neskaičiuok. jau nebeapsimoka. Nuo kolonėlės iki Tada kolonėlės. paskaltas. Paskalta. Taigi, Kebra, ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentaruose, ar jums patiko iš vis toks formatas video. Formatas, Dvi mašinos, tai lauksime jūsų komentaro. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjot tada. Ir pasakykit dar komentaruose, kuris jūsų nuomonė automobilis yra geresnis ir ką norėtumėt pamatyti toliau. Čia. Dėkui, Ačiū. Kebra. Viso. Čia.